Sveiki, esu Tomas. Aš esu Artūras. Esame tikri keliautojai. Pasižiūrėkite aplinkui, kas darosi, koks grožis. Kaip ir prieš tai gal minėjo Artūrėlis, mūsų ofisas. Gal aišku ir juokingai skamba, bet žinokite, tikrai jaučiamės kaip savo ofise. Savo vietą turim. Šiek tiek apie save pasakysime. Pačioje Islandijai prasidėjo mūsų gyvenimas nuo 2009 metų. Pradėjom su Artūrėliu keliaut. Ir atkeliavom iki šios vietos. Ir pažiūrėkite vėl, ką matome. Kiekvienais metais mes keliaujame į Islandiją. Ir kiekvienais metais mes ją matome vis kitaip. Atrodo, dauguma objektų mums matyti atrodo 100 kartų. Bet dauguma iš jų būna kiekvieną kartą vis kitokie. Vienur mes matome saulę tam pačiam objekte, kitur lietų ir tas pats objektas atrodo vis kitaip. Kartais netgi vėlgi atsiveria kažkoks plyšys papildomas, nuskyla kažkokia uola, kuris suformuoja dar kažkokį kitokį reljefą, kuris kiekvieną kartą atrodo įdomus ir žavus. Ir aišku, tie, kurie keliauja vieną kartą į Islandiją, jie to nemato. Jie mato tiesiog tą žavesį, išorinį žavesį. Aišku, mes jį stengiamės parodyti tokį, kokį mes patys matom ir papasakot tą sakykime, mūsų matytą seką objektų, kaip keitėsi tas objektas. Ir žinot, galiu pasakyti vieną tokį sakinį, trumpą, bet jis labai taisyklingas bus. Gyvenime žmogus kažką bando atrasti, o mes atradom Islandiją. Ir žinot, trumpai, mes mylime Islandiją. Gerai, einam kepsnių valgyti. Einam.